Labas rytas, Evelina. Labas rytas, Mantai. Kažkaip Kaune pas jūs pusta. Aš iš Vilniaus išvažinėjau, dar nebuvo. Sniego kažkaip ramiai, į Kauną atvažiavau, iš karto pusys pradėjo. Tai gal į gerą? Manau, kad tai keičiasi orai. Gerai, pradedam iš karto nuo tų reikalų svarbiausių turbūt tavo karjeroje dabar, ar ne? Vako pasaulio čempionato bronzos medalis. Kiek laiko praėjo? Skaičiuoju jau dienas, kiek praeina tų dienų? Nuo medalio? Aha. Apie mėnesį. Mėnesį jau turiu jį pas save. Kur paslėpus? Dabar jis namuose dar, bet šiaip turiu mintį jį nešti į sporto muziejų, nes turiu dar ir taurių 2 medalius, tai galvoju juos visus 3 ir padovanoti ar paskolinti, žiūrėsiu, kaip ten gausis muziejui, kad galėtų visi pasigrožėti, ne tik draugai ir artimieji. Pati supranti, kas nutiko ir ką pavyko pasiekti? Dabar jau suprantu. Tada, kai rašiausi, atrodė dar labai toli, gal neįmanoma kažkokia drambliuko svajonė. Tas pasaulio čempionatas vis tiek atrodo kažkas labai didelio, kažkas tolimo, bet kas iki to vedė, tai tas sunkus darbas. Tai po to jau, kai ten esu apsidairau, kad visos kovotojas daro tą patį, ką ir aš, dar aš ką geriau, manau, darau. Ir tada ateina suvokimas, kad čia yra viskas taip, kaip ir turi būti, nesu aš įkritus atsitiktinai tenais. Kaip sakant, neturistaut nuvažiavai, ar ne? Ok, bronzos medalis yra geras medalis. Aš atsimenu, kaip mes anksčiau sakydavom, blogiausias medalis yra iš visokiausių čempionatų yra sidabras. Blogiausias yra jokio. Koks vai? Jokio. Jokio, na taip, bet jeigu apie medalius kalbam, sako visą laiką sidabras yra tas prašiausias, nes reiškia finale pralaimėjai. Pas tave nebuvo to finalo, ar ne? Dėl 3 vietos kovoti nereikėjo. Ši taisyklė tau patinka ar kaip? Nes man visą laiką keista atrodo. Kartais... Kad yra 2 3 vietas? Aha. Galėtų šiaip būti, manau, bet... Net nežinau, kažkaip taip įprasta visada, kad dvikoviniam sporte, būtent mėgėjų turnyruose, kad tos 2 vietos, tai niekada nepagalvojau, bet aišku, būtų smagu dar pasikauti, nes jau, matai, kai gaunasi, kad vis nukrenta po vieną varžovą, jeigu pradžiai buvo 16, tai lieka 8, tada lieka 4 ir taip kažkaip labai gerai išsidėlioja ir manau, kad nebėra laiko tom papildomom kovom dėl 3 vietos, dėl to jų ir nebedaro. Tiesiog vis numeta per pusę ir taip lieka 2 ant 3 vietos. Supratau, pasaulio čempionatas vyko tokiai ganėtinai neįprastoje, aišku, turistų dabar pamėgtoje vietoje Abu Dabis, viskas tvarkoji. Mačiau nuotraukas, kad apšilimus treniruotės kai kurias darėt kažkaip lauke, netgi prie arenos. Tai buvo sugalvota, ar čia tiesiog toksai šiek tiek ekstremaliau, ar nebuvo ten salių kažkokių, kodėl būtent taip? Mūsų viešbutis buvo visai šalia varžybų vietos, o varžybų vietoj apšilimo zonoje visi ruošiasi kovoms tuo metu. Tai jau ir taip yra labai daug žmonių, labai trūksta oro, tai kadangi mes treniruotės darydom kiekvieną dieną, tai reikėdavo ir svorio kontroliai to, ir kondicijai palaikyti, tai tiesiog grynam ore vakare sportuoti buvo geriau, nes nėra tam Abu Dabi taip jau karšta. Ai, nėra, aš matai nesu buvęs, tai negaliu nieko pasakyti. Dabar buvo kokie tikriausiai 25 laipsniai pagrindinė, tai jie kitokie nei Lietuvoje. Kartais net atrodo su ilgom rankovėm pats tas yra. Tai tikrai nebuvo taip, kad ten trūktų oro. Aš suprantu, kai yra pasirašymas Lietuvos čempionatui arba ten Lenkijos ar ne nacionaliniam čempionatui, tu ruošiesi dažniausiai savam klube ar ne savo, nebent nuvažiuoti kažkur pasisparinguoti, galbūt į kitus klubus, jeigu ten yra merginų, nežinau, apie tai dar prieisim, apie tai pakalbėsim. Čia rinktinė, kokia ta atmosfera, kai tu esi Lietuvos kickbokso rinktinėje? Apie pačią kelionę, kokia atmosfera yra? Taip, būti jau visai, ir tos treniruotės kitokios. Šį kartą Tadas buvo tavo treneris, ar ne, kartu su rinktinė, bet vis tiek ir Andrius Šipaila, ir kiti rinktinės nariai, vis tiek jau truputį kitaip ir tos treniruotės, apie kurias mes minėjom, turbūt, nežinau, ar Tadas vedė, ar Andrius vedė, tiesą pasakius. Tai... Andrius vedė, Tadas prižiūrėjo mane, kaip aš, jo vis tiek dėmesys Tada visas yra į mane, kad treniruotė yra nors ir bendra, bet Tadas žino mane kur kas geriau, tai jisai pakoreguodavo, kur reikėdavo ir atidirbinėdom dalykus, kurių reikėdavo būtent man kovoje. Tai jausmas tai žiauriai geras, tas būt rinktinės
nare, atstovauti Lietuvą, tai atrodo visą tą kelionę lydėjo toksai suvokimas, kad tai nebėra tik mano kova, mano klubo kova. Mes atvažiavom kovoti prieš kitas šalis ir tai yra labai labai rimta ir jeigu bus sunku, tai tą trispalvę reikia atgaminti vizualiai galvoje ir matyti ir prisiminti, dėl ko visą tai darau. Tai va kažkaip. Kaip sakant, atsakomybė šiek tiek tokia, ar ne, didesnė? Tikrai tas jaučiasi, tai, kad atsakomybė didesnė, bet visą laiką, kai galvoju apie atsakomybę, kokį jinai dydžio, prisimenu pasiruošimą, kurį turėjau ir tada viskas pasidaro lygu, nes nesijaučiu, kad šokau, žinot, per daug laiptų į viršų, tiesiog iš pogrindžio kovų į pasaulio čempionatą. Viskas buvo suplanuota ir pasiruošimas truko visus metus, tai tą lipimą ant pagilos aš vizualizavau ilgą laiką ir sakyčiau, tas tikslas ir buvo pasiektas. Tai. Mes jau esam su tavim trumpai, bendravę, virtualiai, sakykime, bendravę, ar ne, apie tai, kad skaudus buvo pusfinalis. Ir kiek suprantu, ten su pažįstama priešininkė teko lipti į ringą. Kodėl pirmiausia buvo skaudu pusfinalis? Aš suprantu, kad tai pusfinalį pralaimėti, tai reiškia, kad galbūt svajonė apie auksą, ar ne, kažkur nukrenta, šiek tiek nukerta viską. Bet kiek suprantu, buvo tam tikrų kitų niuansų, pačioje kovoje galbūt pati savim buvo nepatenkinta, dar kažkas. Tai labiausiai tai nuvilintis buvo kovos verdiktas. Žinai, yra viena pralaimėti likus 10-20 sekundžių iki kovos, nes ten visą laiką matosi laimi ar pralaimi taškai, jie va taip vaikšto. Tai vienoj pusėje, kitoj pusėje, matai, kad teisėjas vienas atiduoda pergalę man, kitas varžoviai. Čia buvo taip, kad kova užsibaigė 1-1. Nesu mačiusi niekada, kad tai būtų, kad užsibaigtų lygiosiomis, nes trečias teisėjas taip ir nenusprendė, kas laimėjo iki galo. Tai aš manau, kad jų darbas buvo iki to, kol liks 0-0, nuspręsti, kuri, nes taip negali būti, kad jau laikas pasibaigė, o yra lygiosios. Vako lygiųjų negali būti ir tada jau man kyla klausimas, o tai kodėl tada varžovė atidavė, jeigu mes užbaigėm lygiosiomis. Tai jeigu tas smūgis įvyko prieš tai, kodėl jie nefiksavo laiku? Ar pasirinko dėl to, kad jinai reitingė aukščiau, ar tikrai buvo geresnė? Tai čia toks, žinot, lieka tada atviras klausimas padiskutuoti ir kiekvienas gali turėti savo nuomonę čia. Tai va tas sprendimas iš 1-1, kai užsidega kitoj pusėje dvejetas, o pas mane lieka vienas, yra tikrai nuvilintis. Nes jeigu, sakau, tai būtų buvę šiek tiek anksčiau, vestų kovą varžovę, tai viskas yra gerai, pralaimėjimus aš priimu ir iš jų mokausi. Čia buvo toks, tokia vagystė. Ar bandėt aiškintis, klausti kažko, kodėl buvo taip nuspręsta, kažkokią atsakymą turėjot? Nelabai yra ten kur klausti, šiaip. Ta prasme, tai visą praktiką parodė. Nes mes lietuviai esam šiauriečiai, mes ramus, jeigu būtume italai, tai ten užriekautume turbūt ar ne ir viską. Treneris tai ten gerai rėkė, bet aš vis sakau, treneri, viskas gerai, mes padarėm viską, ką galėjom. Neverėkit, nevesiplėšykit, nes žiūrėkit, čia dabar pas mane tai, ar ne, nusprendė teisėjas po kovos tą lemti, bet kai buvo, tarkim, Mantui Rimdeikai, tai jisai 2 knockdownus padarė, va tada ėjo aiškintis rinktinės treneris su, tiksliau, komanda visai aiškintis, kodėl taip yra, davė protestą ir atsakymas buvo taip, jūs teisūs, bet sprendimo nekeisime. Tai tiesiog, tai jau tai buvo, kadangi turėjot pavyzdį, ar ne? Taip, tiesiog niekas nepasikeis, tiesiog tu turi tokią pamoką, ką iš to galiu pasimti dabar geriausiai, tai kad kitą kartą nepalikti iki 0-0 sprendimo, pačiai padaryti tą aiškę pabaigą 10 sekundžių prieš, ne, arba raundo prieš, arba knockdowno pasiūsti, tada bus visiems viskas aišku. Dabar buvo per daug lygiavertės varžovės, tikriausiai taip galima pasakyti. Bet kai tas nuslėgo visas karštis dėl tos neteisybės, supratai, kad turi bronzos medalį pasaulio. Pirmą Lietuvos istorijoje moters iškovota Vako pasaulio čempionato medalį. Jo, supratau, labai patiko. Labai geras jausmas. Kiek laiko reikėjo, kad suvoktum, kad, turiu bronzą, ta prasme, aš jau važiavau medalių. Prieš tą kovą suvokiau, nes prieš tai
kovojau, pirma mano kova buvo prieš amerikietę, tada kovojau prieš suomę, kuri reitingai irgi labai aukštai. 4 vietoje lygtais, aš 32 buvau. Taip, aš irgi man norėjau toks sakyti, kad buvo. tu už 30 ribos, man regis, buvo netgi reitingai, nes aš žiūrėjau, kai tik tai paskelbė dalyvių sąrašus, ten reitingas buvo paskelbtas. Tai va, tai tas buvo toksai, kad nėra ten tokių varžovių atvažiavusių šiaip savo, žinai, pakovot. Tai atrodo, jau buvo labai didelė pergalė prieš Suomę laimėti ir jau tada aš supratau, kad viskas, medalį jau turiu, dabar tik tais dažysim spalvą jo. Tai jau tikrai jau vaikščiau pakilėtą, jau draugavom ir tėviesiam jau siunčiau, kad žiūrėkit, yra medalis, o dabar aš padarysiu taip, kad jis būtų gražesnis. Ok, nežinau, galvojau, kol atsakinėjai, neklaus, aš pasakiau, kad pusfinalį susitikai su pažįstama priešininkė, mes turime ukrainietę, tai pagal atstovaujamą šalį, bet Sparta Fight Gym atstovė Alina. Ne? Ir kiek suprantu, esat netgi sparingavusios, tai labai gerai pažįstamos turėjot būti. Na, Lietuvoje čia tų merginų, kiek suprantu, daug nėra, vis tiek ir mėgėjų čempionatuose susitikdavo dar kažką. Taip, tikrai. Kaip sakant, nieko jau neištraukėt iš kažkur iš kišenės, jau specifinę vieną kitą gerai pažinojot. Tas buvo keista, kad, tarsi vėliava kita, bet tu žinai, kad treniruojasi žmogus, Lietuvoje. Čia tas pats turbūt, kas prieš lietuviai, ar galbūt aš klystu šiek tiek. Ne, aš neskaitau jos lietuvę, jinai vis tiek man yra užsienietė, nors ir gyvena Lietuvoje, bet aš manau, kad lietuviai gyvenantis Lietuvoje turėtų ir kalbėti lietuviškai, kol jinai šneka rusiškai, aš jos nesuprantu, man yra svetimšalė. Tai tik tais gal tiek, kad jinai yra Sparta Fight Gym atstovė, tai jie padarė šiek tiek labiau žinoma gal negu kitas varžovės, dėl to, kad jinai ir Lietuvos čempionate bandys tikriausiai vėl stoti man skersai kelio ir reikės vėl aiškintis, kurią. Tai tiek, kad dažniausiai sutinkama mano varžovė, va taip aš ją apibūdinčiau. Evelina, kažkaip negražiai priėjom prie to, ko galbūt mes nenorėjom liesti, ar ne, temos. Sparta Fight Gym, Lietuvos vyrtreneris yra Andrius Šipaila, kitame ringo kampe Spartos Fight Gym atstovė. Įdomi situacija, ar ne? Turbūt taip, iš karto reikėjo klausti, aš bandžiau užuolankom kažkam, bet matai, kad aš tiesiai neįsiu pati. Tai taip, mes prieš tai skaičiavom, kad mes prieš 9 metus pirmą kartą susitikome. Tai aš jau šiek tiek tave žinau, pažįstu ir, kaip sakant, žinau, ko tikėtis. Buvo keista, kad rinktinės treneris čia, bet tu žinai, kad tavo priešininkai kaip ir treniruoja tas pats rinktinės treneris. Na, tik tai... Kad treniruoja nekeista. Kad treniruoja tai nekeista man. Ta prasme, matot, aš vis tiek, kol ruošiausi, savaitę vieną važinėjau į Spartą, taip pat su rinktinė sportuoti, tai ir mačiau tą savo varžovę ir man šalėjo sportuoti visai nekeista. Jūs ir pasirengimą kartu praktiškai turėjot? Nepavadinčiau to. Dalinai. Labai dalinai, aha. Jinai vengdavo su manim stoti į porą, nenorėdavo treniruotis kartu, tai tas irgi, žinot, nieko ypatingo nes nepamatė išskyrus sparingus, kuriuos turėjom Spartoj. Tai tiesiog parodė savo nekompetenciją, sakyčiau taip, nes kovoja nešvariai, bet tokie gal ir yra tie kovos menai, ne? Kiekvienas atsiskleidžia savo spalvom. Turi kiekvieną savo stilių, kaip sakant. Tai va, tai viskas to yra gerai ir kaip ir sakau, tai kad treniruojasi netoli už 100 km, man tai nebuvo keista. Buvo keistas gal sprendimas prieš kovą rinktinės trenerio, kad jisai pasiliks nuo šaly. Tai man atrodo, kad tai vis tiek yra pasirinkimas pusės, ne? Kažkaip šiek tiek nuvylė, bet aišku, mane labai gelbėjo tai, kad Tadas skrido su manimi į pasaulio čempionatą, ne tik į pasaulio čempionatą, jis praeitais metais su manim skrido į 2 taures. Tai aš manau, tai yra įrodymas, kodėl mes turim tas rezultatus, kodėl abi taurės yra mano pirmos taurės pasaulio. Yra su medaliais, tai vienais metais vako iškovojau 3 medalius, visi bronzos ir tik dėl to, kad mano treneris buvo šalia. Tai kol jis yra, aš galiu su to susitvarkyti, kad rinktinė nėra mano artimiausias ratas, sakykime taip. Kiek metų su Tadu esat kartu? Galvoju apie Aš nepamenu, kada prasidėjo ta draugystė su Oco. Ar dar net nebuvo galbūt Oco, aš nepamenu, kur jūs su Tadu susitikot. Tai kokie 6 metai, aš galvoju, esu čia Oco narė. Ir
Ir nuo pat pradžio, atrodo, man toks būdavo, kad jau tada man atrodė, kad jau čia man virš 20, gaila, kad net jau čia 15, gaila, kad net jau čia 18 ir 19, kai būčiau nuvertus kalnus su tokiu treneriu, kuris treneris didžiosios raidės, kuriam rūpi ne pinigai, ne rezultatai, o tai, kad mes kartu einam vienu tikslu, sakyčiau taip. Apie tą dar pakalbėsim, bet jeigu jau pradėjom apie tuos skaičiavimus, kada galėjai ateiti jos ar kažką, grįžtam į pačią pradžią. Aš žinau, kad mes esam kalbėję, tačiau ne visi turbūt žino, kaip atsidūrė koviniam sporte. Man labai patinka šitą klausimą uždavinėti visą laiką. Šiaip pagalvojau, kad gal žinai, yra ta tokia vieša informacija, kaip atsidūriau. Yra ir tikra istorija. Ir ta, nuo pat mažens, kodėl galėčiau matyti krypčių, kas mane čia atvedė, tai manyčiau labai paprastai ne iš lengvo gyvenimo, turbūt, jeigu taip giliau paėmus. Tai gal pakomentuosiu dar šiek tiek, tai mes augam šeimoje 5, 3 brolius vyresnius turiu, tai viskas būdavo labai aiškiai man paaiškinta namuose, kaip turi būti ir žodžio per daug neturėjau, tai tikrai ir kaulus gaudavau. Tai taip, laukiniai vakarai buvo ta vaikystė, galiu pasakyti. ir kieme viskas atrodo, gal tai stebint, kaip auga broliai, man visą tai atrodė kieta, ką jie daro, kaip jie gerai sportuoja, kaip jie gerai žaidžia, kaip greitai bėga ir visą kitą. Tai man visą laiką atrodė, jie buvo pavyzdys, paskui ką aš noriu bėgti ir vytis, noriu žaisti kartu futbolą, ten krepšinį, gaudynės, kad mane visur priimtų, bet aš tik atsilieku kokių 6-7 metų pagal brandą, tai kartais sunku būdavo pasivyti. Tai jo, tai aš galvoju, kad jie buvo man pavyzdys. Apskritai, kad sportas yra kietai, aš supratau labai anksti. Ir ką, jeigu iš namų... Broliai kažką iš kovinio sporto sportavo, ar ne? Ne, iš kovinio nieko nesportavo. Brolis norėjo vienas lankyti, mama jam neleido paauglystėje. tai kai aš broliui sugalvojau... neleido, o tau kažkaip pavyko? Man reikėjo pasidraskyti šiek tiek už tai, kad leistų, nes kai buvau paauglė, tai mokyklos laikais lankiau porą metų aerobinę gimnastiką. Tik tais aerobinė gimnastika brangus sportas yra, mums finansiškai nebepavyko lankyti jos, teko su tuo susitaikyti, nuryti tą piliulę, kad nebūsiu aš jau gimnastė. Nors kažkaip pagalvoju, aš būčiau, manau, į tą sportą, į kurį nuėjus, aš būčiau dėjus viską ir tikrai galimai, kad mes dabar kalbėtume, o gal tų gimnasčių nekalbinį ir nekalbėtume, bet esu kalbinęs. Esu kalbinęs. Tai tikrai turėčiau, manau, ir tą kitą kelią ir irgi eičiau taip pat toli. Tai va, tai per olimpinės būtume susimatę gal. Bet ten, bet ten aerobinė buvo gimnastika, jinai tokia... Nežinau, po to vis tiek būtum kažkur gal kažką pakeitus. Taip, aišku, būtų ten... Būtų olimpinė svajonė atsiradus. Kažką, Taip. Tai va, manau, kad taip ir būtų buvę, tiesiog tuo metu gavosi, kad šitas kelias ne man, aplinkybės taip sudėliojo. Ir ką, tada supratau, kad vis tiek sportuoti labai noriu. Taip atsiradau sporto salėje paprastoji džime, tai ten kokius metus laiko kočiojau. Kiek čia metų buvo? 14. Tai nuo 14 iki 15 taip nuoširdžiai kočiojau džime. Tai kačialką tipo nuėjai, tiesiog 14 metų, okei. Taip. Tai va, broliai tada jau irgi eidavo į kačialką, mes turbūt vėl tas pats pavyzdys, ar ne, kad geras, kietai, gražu, žiūriu, raumenukai auga, stiprėja. Tik tai vienu metu sakė, man brolis, gal tu nebedaryk nugaros, nes jau žinok, jau nebe moteriška. Jau gerai, nepasakok, neaiškink. Tai kažkaip supratau tuos metus pasikočiojus, kad visgi labai noriu varžybų tų. Jos buvo gimnastikoje, nebuvo jos aukšto lygio, bet jau taip visą laiką supratau, kad tas jauduliukas varžybinis man patinka, man jisai artimas, o tiesiog sportuoti dėl geros savijautos ir dėl geros figūros ne man. Veidrodyje? Ne man. Aš nežinau, man reikia kažkokio stipresnio stimulo. Tai taip sugalvojau, kad visai norėčiau išmokti spardytis, nes
po tos gimnastikos dar čia špagatą pavyksta padaryti viską, galvoju, o čia kaip kietai būtų į galvą mokėti spirt, žinot, kaip tai padaryti. Ir dar tai Aš prisidėjo turiu tavo prie to. nuotrauką iš tavo, turiu sakyti, jaunystės, kur tu ant virvės sėdi, ne ant špagato. Ai, Maniežė tada kažkokios varžybos vyko. Taip. Mėgėjų, atsimenu, kažkoks čempionatas. Ten buvo Europos čempionatas, tik tai Aš norėjau ne sakyti, Bako. kad Europos, bet aš prisiminiau tą vaizdą, kaip visą tai atrodė ir galvojau, ar tikrai tai buvo Europos čempionatas. Tai va, Europos buvo. Ir vėl vyks šiais metais pasaulio, mačiau čempionatas Lietuvoje. Tai va. Ir sakiau, tų federacijų yra, visų jų reikia, viskas gerai. Žiūrėk, norėjai spirt koją, bet norėjai į boksą, man regis. Tai pradėjau ieškoti, kur galima merginoms sportuoti. Kas įsileistų merginas. Taip. Kickboksas vedu. Kickboksas Kaune. Žiauri boksas Kaune merginoms. Nu gerai, bandom tada. Tai taip ir nuėjau į boksą. Tada tenais būdama bokse susipažinau su treneriais, kurie veda Muay Thai ir kickbokso grupės. Tai buvo, kad šeštadienį sėdau pas kitą trenerį, Audrių sportuoti. Tai va ten jau pasimokinau tos pirmus kelis smūgius kojom, pagau fainai. Bet dar labai nesijungia viskas į vieną, kai įprastai yra boksas ir ten kojos tik tais maža to dalis. Tai atrodo, tie visi smūgiai tokie baleriniški buvo. Tai tik praskrenda koja ir nusileidžia tam tais pirštais. Tai va, tai po poros mėnesių vyko pirmas varžybos. Tai jos buvo boksa, po metų gerų dar kovojau irgi pagal boksą. Ir pirma kickbokso kova mano buvo prieš Oco Gym, prieš Tadą klubą. Varžovė buvo taip pat vardu Evelina, tai labai ironiškai yra dabar klausyti, kai pasižiūrėti tą kovą ir girdėti, kaip Tadas rėkia, Eva varyk, nes atsimenu tada, kad irgi galvodavau, kad galiu pritaikyti savo tai, ką jos treneris sako. Eva spir, galvoju, jos spirsiu kaip... Tai Tadas sakydavo savo auklėtinį, bet darydavai tu, ar ne? Taip, galvoju, aš tikrai padarysiu tą, kol jinai dar galvoja, ką padaryti, aš girdžiu, tai nuo tada man turbūt Tadas buvo toks treneris, pas kurį galvojau, gal kada nors kažkokiam aplinkybėm užklyščiau, jeigu pasikeistų klubas. Tai taip ir gavosi, kad iš bokso ir išėjau vien dėl to, kad man jau norėjosi tų kojų. Kai panaudojau jas pirmą kartą, supratau, kad negaliu sustoti. Ten klube, kaip ir Muay Thai, kickbokso grupės pabirėjo, tai pradėjau ieškoti kito klubo. Ir atsidūriau Dainralfe. Ten pabuvau, net nežinau kiek iš tikrųjų, 2-3 metus. Ir tada atsidūriau čia. Jūsų tos istorijos tokios sudėtingos, visą laiką tiek raustynių daug, tiek tų pasikeitimų klubuose, tiek visko, bet aš prisimenu, kad tavo karjeroje yra ne tik tai, boksas, bet tu ir MMA esi kovojus. Esu nesavo. Ir dar vienoje iš toj franšizių, kuri yra ganėtinai, žinoma pasaulyje. King of the Cage? Aha. Taip, esu kovojus. Kaip atsirado dar ir MMA, nes kažkaip čia prabėgom taip nuo bokso iki kickbokso, bet tą MMA mes pamiršom. Jo, kalbau Dainralfe, žinojau vieną. Ką išmokau ten būdama, tai kad kickboksas neapmokamas gerai. Kickboksininkai gauna mažai, o mums reikia uždirbti. Treneriui reikia uždirbti, klubai reikia uždirbti. MMA kovas moka gerus pinigus. Važiuojam. Tai buvo ne tik, kad važiuojam, tas stimulas, bet iš trenerio labai jaučiau tą paskatą, kad tu gali. Tu gerai muši rankom, gerai spiri kojom, tavęs net nenusivers ant žemės, važiuojam. Tai taip vieną kartą išvažiavau, nusivertė, trokštelėjo ranką, galvoju kažkaip ne taip. Tada pradėjau eiti būtent šitam klube dabar, kuris įkūrė Forest BJJ. Galvoju, pasimokysiu biškį, kad išgyvenčiau. Tai taip ir buvo, eidavau turbūt kokius 2-3 kartus į jiu-jitsu per savaitę, tada į kickboksą ir ką išmokau per tą laiką, tai gal kad nenužudytų manęs nuvertę iš karto varžovės, tai išbūdavau tą laiką ir laukdavau, kol atsistosi man gal, bet ar aš norėjau MMA ką nors, niekada nenorėjau. O tai pinigai buvo geresni? Nu, tai... Nes dabar taip nuskambėjo, tarsi tu ten per kelias kovas milijonus uždirbti turėjai. Tai žinai, kai 18 gal ir atrodo tada geresni ten tie pinigai, žinai, vis tiek. Nu, gerai, prisiminus tas laikus, tai, žinai, buvo studijos, darbas savaitgaliais ir dar tada pasiūlo, žinai, tai, ką uždirbu per mėnesį, per savaitgalius,
užsidirbti per, sakykime, ten 2 kovas. Tai, fainai, bet savaitgalį kartais su mėlynė pokim gali taip, ir su 2 gali, ir su lūžusią nosim užbaigti, taip ten būdavo. Tai gerai, kokia čia suma būdavo iš MMA kovų? Nes man labai įdomu, aš kur ta studentė 18-metė leisdavo pinigus uždirbtus išsikankinus narve MMA kovoje. Bet, žinai, noriu taip nupiešti, kad čia jau baisi kančia buvo kovoti, tai man patikdavo, žinai. Taip, šitą faktą nepamirškim, aš turiu visada. Parterį nusiversdavot nelabai, ar ne? Jo, aš turiu vilties, kad aš tikrai, jeigu treneris tiki, kad aš atsistosiu tenais, kai mane nuvers, tai aš irgi tikiu, kad aš atsistosiu. Jeigu man padarys netyčia vertimą, gal aš, jau gerai ir nesisaugau, bet, tu palauk, kol aš pakeilusiu, o tada tai guldysiu pati atgal. Tai tai kokios tas sumas. Daugiausiai už MMA kovę sugavus 1000. Tai čia jau buvo, wow, čia buvo. Čia kuria valiuta mes kalbam? Jau eurais? Jau eurais, aha. Aš senesnis šiek tiek, aš galvoju, kad, tikriausiai. Pas tave turėjo būti eurai. Aš irgi taip mąstau, kad eurai buvo. Tai bet dar, žinai, vis tiek tie pinigai. Dalis klubui nueina, dalis man. Ir bandžiau kalbėti tuo metu, kad, žinokite, MMA man nelabai patinka, gal visgi likim prie to kickbokso, čia vyksta tokių varžybų, mėgėjų varžybų, bet mėgėjai nemoka pinigų, tai mėgėjai ne mum buvo. Tai tiesiog taip teko, žinot, krauju įsiaiškinti, kad MMA aš tikrai nenoriu. Pabandžiau dar kokią 10 kartų, tikrai nenoriu. Jau dabar galiu drąsiai sakyti, kad nenueisiu MMA niekada, nes, Nespjauk į šulinį, iš kurio po to gali tekti gerti. O aš mėgstu drąsius pasisakymus ir spjausiu. Užskaitom. Dabar irgi, kai pagalvojam, ar ne, mėgėjai vako nieko neuždirbai, ar ne? Sorry, kad mes apie pinigus, bet aš suprantu, kad žmonės turi iš kažko gyventi. Mes palietėm tą temą, ar ne, kad MMA yra galbūt labiau apmokamas, ar ne, kovos. Vako bronza, gražus medalis, galėsi muziejuje. Federacija paskyrė šiokią tokią premiją, tai esu jam labai dėkinga už tai. Ant saldainių. Ant naujų apsaugų ir pirštinių ir gal net ir kokios maikutės. Arba daug saldainių. Daug saldainių gali būti. Arba daug saldainių. Okei. Lenkijos turnyrai. Irgi dėl asmeninio tobulėjimo. Okei, Evelina, tai kada pradėsi kovot, blemba, kaip negerai skamba. Už pinigus. Už pinigus, ačiū, kad tai pasakei tu. Ne man reikėjo tai sakyti. Pradėsiu kovot už pinigus, kada. Šiaip norėčiau tikrai. Norėčiau šiemet jau sukovoti kažkur profesionaliai, nes profesionalų karjeroj turiu 3 kovas, 3 pergalės. Ir 2 kovas buvo užsienį, 1 Lietuvoje, tai visai fainai, tikrai ta kitokia atmosfera, man labai patinka kovoti, bet tai, kas siūlo šiuo metu UTMA, yra ta pati Arlina Martiniuk, kuri, kol nešnekės lietuviškai, ir su ja nekovosiu, nes jinai pagarbą mano visą jau praradusi su savo kovos stiliumi ir su kultūra, kurią rodo man, mano treneriui, tiek treniruočių stovyklų metu, tiek sparingų metu. Tai kaip ir aš jai nepadėsiu keltis, sėkmės jai profuose, o aš geriau tada sukinėsiuos užsienyje, tenais gal atsiras pasiūlymų kovoti, arba lauksiu kito numerio, kito pasiūlymo, bet kas kitas galiu kovoti sekantį mėnesį drąsiai. Paskaičiuojam, kiek yra tų merginų Lietuvoje, kurios gali kovoti, ar ne, nes, žvelgiant, tarkim, gerai, mes turim Lietuvoje 2 organizacijos, ar ne, taip grubiai sakykime, ar ne, turnyrų vyksta galbūt ir daugiau skirtingų, ar ne, mes matėme ir Kaune dabar, ką Fighter House daro su turnyrais, ten irgi būtent merginų kovos, ar ne, vyksta. 2 organizacijos, tiek KOK, tiek UTMA mes daug merginų nematėm, UTMA man regis buvo 2. Buvo Naujokaitė, buvo Martusevičiūtė mūsų, tada Martiniuk ir dar jos ta varžovė iš Airijos, lietuvė. Tai 2 kovos, tai 4 merginos, 2 kovos. KOK kažkada buvo Ernesta Kaleckaitė, Julija Stoliarenko, bet mes jau kalbam apie MMA turbūt, nors Ernesta ir boksavusius, man regis, yra. KOK ringe tu esi buvus? Buvau kartą.
Tų kovų pas mus Lietuvoje nėra daug, bet ar yra tų merginų, kurios galėtų lipti į bent jau semi-pro taisyklėmis? Kad galėtų, turnyruose? Yra, manau, tikrai. Gal taip pavardėm nenorėčiau aš čia vardint labai tai kviest, nebūtina. Nes vėlgi tai yra labai ir nuo pačių kovotojų priklauso, ar ne, ar joms įdomu tenais, ar jos eina link to. Bet vėlgi, kokios tos sąlygos darytos, ar joms yra galimybė ten papulti, bent jau ar organizacijoms įdomu merginų kovos. Nes seniau, tai aš labai atsimenu tą nuomonę, kad panų kovos, tai čia vis tiek, ne jos ten moka kovoti, nei ten ką, žinai. Žiūrėk, galima, Evelina, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, aš žinau, kad aš susilauksiu čia heito, bet tikrai ne visos merginų kovos būna įdomios. Tačiau ne visos būna ir vaikinų įdomios. Tiesiog mes kažkaip kaip kokią stigmą merginoms tai priklijuojam, kad vėl panos. Nors realiai, mes pasižiūrėkime į tą patį UFC, ar ne, jeigu ten fight cardas 6 kovos, viena iš šių merginų, bet 3 vaikinų gali būti nuobodesnės negu ta viena mergina. Bet mes turim tą savyje, kad ir tikrai ne visą laiką merginos, sakykime, deliverina, ar ne, kartais būna tu sėdi komentuoji ir tu neturi ką pasakyti, bet to, kad jos tiesiog nėra kontakto jokio, jos džabus mėto dar kažką ir jos net į distanciją nesueina, ar ne. Aš nekalbu ten apie aukščiausio lygio ten čempionės. Nors ir būna ir čempioniškų kovų merginų, atsiprašau, bet ir vyrų turim. Ir čia turiu didžiausią problemą, kad mes visą laiką galvom, kad merginų kovos neįdomios, bet mes pamirštam, kiek mes neįdomių vyrų kovų esam matę. Būtent, aš irgi. Bet aš čia prisipažįstu, čia yra mano bėda, aš kaip koks senas bambeklis, kaip kuriuos paminėjai, kad mergos, ką jūs čia parodys. Aš suprantu, yra kas ką parodo, ta prasme, yra tikrai gerų kovų, istorijų yra kovų, Lietuvoje yra kovų gerų, Ernestos kovos geros, ar ne, Julijos kokios būdavo kovos, kokią intrigą laukdavom. Jūsų ten kickbox arba Muay Thai Lietuvos čempionatų finalų mes laukdavom, ar ne, kai su Greta tu išeidinėdavai, man regis, dar Muay Thai čempionate. Tai buvo vienas laukiamiausių įvykių visam Muay Thai čempionate, galbūt tarp finalų kartais. Čia jau šiek tiek perdedi, tikrai nebuvau tais laikais, žinai, kai ten Muay Thai buvo išklydus, tai irgi ten buvo man 16, tai ten, žinai, su 1,5 metų patirtim ten labai baisiai kažko neparodysi, bet jo, ta prasme, ir gal sakyčiau labiau, žinai, dar link to būdavo ne patys tie Muay Thai čempionatai, bet, pavyzdžiui, svatai kokie irgi, kai būdavo, kai merginų kovas ten, ten jau atsimanau daugiau to tokio ir hypo, ir visi žino, kas prieš ką kovos vienas prieš kitą, nes, pavyzdžiui, kas mažiau dabar supranta, tai dažniausiai klausia, prieš tos varžybas, prieš čempionatus, ar žinai, kas varžoja bus ar ne. Ir tada sakau, ne. Kai važiuoju ten į Lenkiją arba ten kažkur kitur, nežinau, kas bus, kas atvažiuos, kas pasisvers su to ir kovosiu. Gali būti 10 varžovių, gali būti 2, gali būti ten 15. Niekada nežinai, kas bus tavo varžovas. O kai yra tas vienas varžovas, tai tu taip irgi žinai, visi laukia, kas jinai ar jinai, kuri čia geresnė, dabar pasiskirsta, atrodo, gerbėjai. Taip jo, fainai. Ir dar ką jūs turit, moteris, sakykim taip, aš visą laiką nežinau, kuri buvo tarp merginos ir moteris, man visos yra merginos. Jūs esat žiaurios, jūs esat žiauresnės už vyrus kartais, žiūrint, stebint jūsų kovas, aš neįsivaizduoju ten. Merginos viską daro. Jūs tada nebijot kraujo, jūs tada ten nežinau, kas jumise ten pabunda, tarkim tavyje, kas yra, tu dabar, jeigu pirkės kelių reikėtų, aš tikrai, jeigu būčiau bandytas, pabandyčiau iš tavęs tą piniginę atimt, bet... Jo, tai klausimas koks, kas pabunda, kas tavyje tas verda, iš kur tas žvėris jumise tose atrodo nekaltose, silpnose moteris, ar ne? Mes visą laiką pabrėžiam, kad tai silpnoji lytis, ar ne? Tai yra. Čia turbūt, kai prasideda kovas moterų, jos viską žiūri kaip užrimtą priima labai, žinai, kai sako, pavyzdžiui, pasiparinguoja bernai, prasikerta nosį, jie apsikabina, padėkoja viens kitam fainai ir vėl draugai. Su panelėm taip nėra, žinai. Jūs laiko tą pyktį po to ilgai? Aš galiu gerai kalbėti tik tais už save. Nebūna, kad tas pyktis kažkur laikosi, bet iki kovos tikrai kaupi tą tokį tikrai, kai aiški varžovė, tai taip jau reikės išeiti ir labai rimtai dirbti. Yra žiauriai fainai, jeigu po kovos varžovė
taip pat yra linkusi pasikalbėti, pakontaktuoti, man tai tas žiauriai patinka. Ta prasme, aš, su kuo lipom ant pakilos, su beveik visomis, skyrus ukrainietė varžovėmis, mes pasikalbėjome, žinau, apie jų asmeninį gyvenimą, apie treniruotės, kaip beje 2 varžovės, kuriam pakilos buvo 1 vieta ir šalia manęs 3 vietoj, turi vaikus, turi kokių 5 metų ir 3 metų po vaikutį ir jos sugeba derinti tai. Tai aš tiesiog žiūriu tokias moteris ir aš galvoju, wow, bet jeigu kažkas galvoja, atrodo, mano rate, ne, kad aš kažką darau labai aukštam lygyje, tai aš taip pat žiūriu į tas, kurios yra šalia ir irgi atrodo ploju rankomis, nes, jūs tokios kietos, jūs dar ir motinystę prie tą pačią suderinat, tai man čia iš viso yra. Ir už ringo taip pat yra draugiškos svajonių, to pačių siekiančios, kaip ir aš, moteris, tai tenais nėra ko pykti. Bet, kai jau išeina, jau ten jau visi keiksmai verda, galvoju, žinai, prieš tą varžovę. Varžovė yra, kaip sakant, viena kliūtis link to tikslo. Taip. Grinai atrodo, kol mes matom pagal kovos tą visą sudėtį lentelę, kad mes nesueisim labai toli kartu, tai visada ir sėkmės pasilinkim ten su kitos po to, kai šalies. matot, kad jau gali sueiti, jau jūs tom nebendra. Kai jau sueina, kai jau susikerta, tai tada jau ir po kovos vėl galima šnekėti. Bet jau prieš tai jau tada jau draugysčių nebėra. Tai net nežinau. Gal bet kažkaip gerai lengviau. Bet tas jungiklis yra, kur tas žvėriškumas įsijungia, nes... Kartais tikrai panas mėsmalę užvirina ringę didesnę negu... Bet o ką jam daryti, žinai? Ką jam daryti, tas išėjo kovoti, kas jau kaip moka, tas taip kaunasi. Čia man kaip treneris sakydavo, kad aš kai aš pasietėjau kovoti, kad stovėjus nuo tokia, sako, ruini tą įsirumalies ir sako, Jėzau, baisu man žiūrėti, kad ten, sako, viso atsidarius, ten gausi malku, bet sako, va, tik geresnį smūgį gauni ir jau, sako, net ir dabar kartais grįžta, kad tas jau net stovės nepasipučia ir jau, va dabar, jau kiek turi sveikatos, tiek duosiu, nes jauti riziką, kad arba pralaiminėjai, arba kokį gerą smūgį pataikė ir tada atrodo, ar mergina, ar vaikinas čia treniruoti. Ateik čia, o dabar jau parodysiu, kad turi geriausią ir stipriausią. Tai gal, žinai, tas iš šono atrodo kažkaip kitaip, bet tai yra tiesiog, žinai, fight or flight režimas jau tas persijungia. Bet dabar, kiek suprantu, tau 27, ne? Jau dabar jau visiems sakai, kad esi kovotoja. Esu kovotoja, esu mokytoja dar. Mokytoja? Mokytoja. Tai neprisistatinėjau visur, kad labą dieną, aš kovotoja Evelina. Labiau gal pirmiau aš mokytoja. Čia mokytoja, atsiprašau, kokio dalyko? Fizinio ugdymo. Ir auklėtoja dar. Kelintokus turi? 7-tokus. Linkėjimai. Ir kaip šiais laikais 7-tokai? Jau yra tokių, kurie patys paklausia, kur čia galima treniruotis? 2 mergaitės lanko pas mane jau, tai žinai, jau kaip sakoma, įnešiu į mokyklą to kvapo, kad kovos menai ne tik vyrams, prašom, galima išmėginti. O tai tu šiandien praleidi pamokas? Man antradieniais nėra pamokų. Ai, okei. Tai nes aš ką nors vis ištraukiu iš pamokų, tai arba kokį nors moksleivį, arba dabar mokytoją būčiau ištraukęs. Ne, aš taip stengiuosi, žinai, nepraleidinėti. Nes ir taip jau tenka praleidinėti dėl varžybų, derintis, kad skristi į Abu Dabį, pavyzdžiui, 10 dienų, tai stengčiausi jau, žinai, kažkaip prašyti tavęs tada ne per pamokas. Gerai, okei. Aš iš savęs Vilniečio neišmušiu. Fizrukas yra toksai žodis, nežinau, Kaune, ar jūs čia jį naudojate. Kas šiais laikais kūno kultūrai, ką veikia moksleiviai, 7-tokai, pavyzdžiui, arba nežinau, kelintokai tenais pas tave daro? 7-tokai, tai jie pereina visas sporto šakas, susipažįstam, tai tarkim... Čia pas mus kažkas laša, aš nežinau, ar kamerai matosi. Tadas sakė, kad čia kondicionieriaus kondensatas. Nežinau, ar matosi, nes iš tolo nematau. Jeigu matosi ir čia lyja, tai bus wow kadras. Tiesiog efektas toksai. Ką daro fiziniam, tai pusę metų jais einam per sporto šakas, susipažįsta, ieško savęs, žinai, tinklinėje, krepšinėje, futbole, visus tos bazinius pratimukus, prie to pačio ištvermės, jėgos, greitumo, vikrumo pratimai, kūno stiprinimas, po to fizinio pajėgumo testai ir po to va čia surai. Man norėjau skaitau, už ką pažymių šiais laikais rašo. Tai irgi yra, žinai. Vis dar reikia kyboti ant skersinio.
už šitus negali vertinti pažymiais. Nes taip siaubingas dalykas būdavo, Kibot reikia ir dabar, kibot. žinai, dar va šitai prisitraukus. Ir čia turi Taip, nesiekti. siaubas, ir paliekių. atsimenu, pas mus patys stipriausi klasiokai ten kibodavo ir purtydavosi tiesiog. Tai yra kas iškavo minutę, aš taip žiūriu. Žinai, turi būti labai korpusas tam, sudėjimas palankus. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra mergina vis tiek svorio centras, kai žemiau, tai jas dar greičiau traukia prie žemės atgal. Bet jo, yra tie testai, tik tais jie jau yra bendram Lietuvos fizinio pajėgumo vertinimui skirti. Dėl to jie daromi tie 6 testai atliekami ir tada pasirodo spalva. Ar patenki į fizinio pajėgumo zoną patenkinama, nepatenkinama, kur reikia tobulėti, arba palanki sveikatai fizinio pajėgumo zona. Tai va, tai šuolis toli, kibojimai, visą tai likę. Ištvermės bėgimai. Okay. Taip, apie ką mes čia? Perėjau jau. Ne, aš taip prisiminimais iš karto į mokyklą, žinai, nušokau, kaip reikėdavo bėgti, 3 km, atsimenu, siaubas. 3, čia stipriai. Jau didesniem gal tai duočiau, mažiukam neduočiau. Mažiukam tai ačiū Dievui, kad dar nereikia jiems bėgioti, aš jau vyresnės klasės prisiminiau, tai man siaubas būdavo, mūsų mokykla niekada stadiono neturėdavo ir mes bėgdavom aplink tvorą mokyklos. Tai ten ir per tokią užkampį, kur kiti rūkyt eidavo, slėpdavosi, tu bėgi ten, kiti rūko, po to išbėgi į gatvę, ten automobiliai važinėja, po to kažkokiu tokiu bekelę šiek tiek prasibėgi, tokia nesąmonė būdavo, nežinau kaip ten skaičiuodavo tos metrus, kilometrus, bet bėgiodavom ir taip kiekvieną kartą pro mokyklą eina, jau kai baigi mokyklą, jau vis tiek matai, kad iki šiol tos vaikus taip pat kankina, jie bėgioja aplink tą mokyklą, dabar galbūt nematau. Tiesiog esu išsikraustęs, jau pro balkoną nematau, anksčiau tiesiog aš savo mokyklą pro balkoną matydavau, tai žinodavau, kam kūno kultūra vyksta, pro langus matydavau, kas į kokią kitą pamoką eina, bet sakau, aš vienu metu ir gyvenau 2 minutės nuo mokyklos, tai, o nebūdavo, kad vėluodavai, kai šalia gyvendavai? Ne, bet aš buvau atkalęs sistemą, kad man užtekdavo be 10 atsikelt ir aš spėdavau į mokyklą. Aš žinau, kad jeigu be 3 išeisiu, tai ant skambučio būsiu. Pas mane be 2, va tikrai, aš be 2 galėdavau išeiti, su skambučiu įeidavau. Buvo. Jo, geras gyvenimas šalia mokyklos. Ir pliusai, ir minusai. Taip. Ar senu, mes buvom sugalvoję pabėgti iš anglų kalbos pamokos. Visi pabėgom. Tik tai iš mano balkono matydavosi koridorius ir anglų kalbos kabinetas. Ir aš mačiau visi tie, kurie nepabėgo išdavikus, kurie atėjo į anglų kalbos pamoką. Tai šitas toksai dalinai gal ir geras, gal ir blogas dalykas, bet čia vienas iš tų retesnių atvejų, kai aš bėgau iš pamokų. Tai neiškirpsiu, tegul būna. Ok, apie ką svajojam? Svajojam apie auksą. Apie auksą. Vako aukso noriu. Nesvarbu, ar tai pasaulio turė bus, ar Europos čempionatas. Šiemet taip pat bus Europos čempionatas, tai dalyvausim irgi. O atsiprašau, reitingė pakilai dabar? Pakilau, dabar esu 13. Laimingas skaičius. Man laimingas, kalbant apie mokyklą, aš buvau 13 labai ilgai sąraše. Žurnale visą laiką 13. Kokiam žurnale? Mes turėjom tokį žurnalą. Taip, dieninę tam. Žurnalė. Taip. Dieninės, teisingai. Jau dabar žurnalų tu jau nebelikę, žinai, kai aš mokyklai. Gerai, ačiū, kad priminė. Ačiū, kad priminė, kiek man metų. Mes dar popierinius turėdavom ir dar mokytojas siūsdavo į mokytojų kambarį atnešt. Ok. Tai svajonės, tai pratęsiu dar, tai po vako. Labai norėčiau dar išbandyti save didžiausiai įmanomai kickbokso scenoje, arenoje, tai kai bus jau virš 30, sudalyvauti One Championship kokiam, būtų labai kietai. Ne tik sudalyvauti, performint gerai. Ir manau, kad jau po to jau galėčiau galvoti apie karjeros pabaigą. 3 metai, ar ne, iki to? Sakykime, aš, žinai, aš taip kažkaip galvoju visą laiką apie, gal anksčiau galvodavau, kad jau karjera baigėsi, va ten ties 30 kažkur ir panašiai. Tai, ką dabar rodo moteris mano svorio kategorijai, tai kaip ir minėjau, tai pirmas numeris Slovakija yra 35 ir vaikutį dar turi. Tai iš viso, man čia laužo visą suvokimą, kad tai yra iki tol atrodo, kad gali sportuoti tol, kol nori ir
Nu, kol dar aišku kūnas geba vystyti galingumą greitai, kol nelėtina tas amžius. Kodėl būtent Vonas? Gal smagiausiai žiūrėti man Voną, įdomiausias kovos. Vat pavyzdžiui, Glori, net nežinau, nesu labai žiūrėjus, tik Maslavojovo kovas gal. Labai mažai merginų. Vat ir žinau, kad ten yra, žodžiu, viena, žinau, mergina kovoja, ten ir jos vaikinas kovotis, net neatsimenu dabar jų pavardžių, tai jinai gerai juda, bet šiaip vadovų net nežinočiau tikriausiai. Labai retai būna, kai kurios čempionės netgi neturėdavo su ko kautis, tai pavirto komentatoriam, arba tiesiog jinai vis dar skaitosi kaip ir čempionė, bet tiesiog, kiek suprantu, nėra kas ateitų, arba... Gal neįsileidžia ir pati organizacija, aš nemanau, kad nėra norinčių papulti. Žinau, kad dėl Vono aš čia esu prisikomentavęs, aš GO3 transliuoja Vono Friday Fights, penktadieniais tos turnyrus, kurie yra vat, būtent ta galimybė išsikovoti kontraktą į pagrindinius turnyrus. Ten, žinau, kad dabar labai keistai. Toks vaizdas, kad užtenka atvažiuoti į Tailandą, arba, nežinau, būt pasitreniravus kažkur Olandijoje, Lietuvoje, nesvarbu kur, kažkiek, nežinau, kaip boksą turėti treniruočių. Ir tu matai, kaip 38 metų moteris eina kovoti su 18 metų tailandietė. Ta tailandietė jau tenais jau žvaigždės link jau keliauja. Ta prasme, jau pažįsta visas... 200 kovų plius, ar ne? Ten jau kur? Nu, apie, jie ten galbūt po to numeta kažkiek ten, bet jinai jau pažįstama, nes turi ir charizmą, ir viską, ta prasme, savyje turi. Ir tu sustatai, ir aš tada, atsimenu, komentavau, ir aš netgi pasakiau, kad 38 kažkokia apie jos, jokių įrašų nėra, jos Instagram'e ten kelios treniruotės įdėtas, Instagramas neseniai tik tai prasidėjęs, treniruotėmis Tailande. Ir aš tada jau buvau matęs kelias tokias kovas, kur tos vyresnės moteris ateina, labai fainas su tais ten Fairtexo ar kažko tenais rubeliais, šypsosi, viską. Ir viena kova buvo tokia, kur ten baigėsi viskas pirmam raunde, gal per 30 sekundžių, nes ten žmogus net nemoka rankų laikyti. Na, prasme, ir kitą kartą vėl išeina tokia moteris, ta prasme, nepamenu, prancūzė gal. Ir aš tada vos jau ją išeidinėjant, kad aš pasakiau, kad matome pirmą kartą Vono ringe ir turbūt padariau pauzę ir pasakysiu po kovos. Viskas baigėsi per 20 sekundžių, vėl tenais jinai tiesiog moka spardyti, matosi, kad jinai kažką lankius. Bet visiškai atvira, ta prasme, jokios gynybos, nieko, kojos neveikia, ta prasme, jinai nevaikšto patarimą. Sudegus gal? Neatrodė sudegus, bet ir po to pasakiau, kad turbūt pirmą ir paskutinį kartą mes ją matom, nes nesuprantu, kas darosi, tarsi, žinai, va toksai ima viską merginoms, kad vat, keltųsi rekordą ir vat, darytųsi tą kelią vat, ten Mianmaro arba ten Tailando kovotojas ir vat, europietė pamatė kažkur džymė, žinai, Tailandė sportuojančio, gerai atrodai, čia šiek tiek judi, gal nori už, nežinau, kiek buvo. Ten ir pradžiai dar turbūt ne kažką moka, bet ta galimybė. Ten turbūt, bet ten turi galimybę išsikovoti kontraktą 4 kovoms už $100,000 JAV ten per metus gaunasi, kažkas tokio. Nu ir premijasi ten moka, kas ten Tailando tais batais daug atrodo, ten 30 tūkstančių, bet čia gaunasi apie $10,000 ir eurų, aš nepamenu. Ten gal 50 gali iškovoti, man atrodo, jeigu gerai pasirodai. Kažkaip tenais, jo, ten būna skirtingai, bet atrodo, kad pasako tą sumą Tailando valiuta atrodo kosmosas, o po to pasikonvertuoji, tai galvoju, nu tai galėsi gal geresnį butelį išsinuomoti tam Tailandė ir šiek tiek pagyventi, bet jo, yra sąlygos. Tai va, Vonas. Ok. Tai fiksuojam tada Voną. Jau susidėlioji kelią? Ne, dar nesusidėliojau. Bet viskas, žinai, dėliojasi. Aš galvoju, aš kaip pagalvodavau, kad man kažko trūksta, tai aš visą tai ir turiu. Kalbant apie save, kaip apie atletę tobulėjančią, ar ne? Ten, tarkim, prieš kokius 2 metus labai strigau su atletiniu rengimu. Jau žinojau, kad man jo reikia papildomai, kad man neužtenka tiek, kiek pasidarom čia, man labai reikia trenerio ir neradau trenerio, kuris ne tik išmanytų, ne? Man nereikia, kad mane sulėtintų salėje su štangų stumdymu, bereikalingų, netikslingų. Man reikia, kad jis žinotų, ko reikia kovos menam, kad išmanytų savo darbą labai gerai. Ir mano vaikinas pažįsta geriausia, tai drąsiai galiu sakyti,
Kaune atletinio rengimo trenerį, tik tais žinau, kad pas jį vietos labai užkaltos ir man teko dar kurį laiką laukti. Tai kuris čia yra geriausias? Gytis Garbačiauskas. Bet nebandykit, nepapulsit vietų nėra. Vis treniruoja mane, o jeigu priims jūs, po to neliks vietos man, tai žinokit. Ir tada tavo svajonės tiesiog subliūkščia. Taip, po to sugriausit mano svajonę į Uoną patekti, tai net nerašykit. Nu gerai, parašykit. Tai atsirado vietos pas jį man. Ir nuo tada aš jaučiu visą tą pokytį, kurį dar galiu daryti ringe šitam sporte, nes atsiranda daugiau jėgos, žodžiu, tobulėja mano fizinės savybės visos ir tas man pačiai prideda labai daug pasitikėjimo savimi, kad iš tikrųjų aš viską galiu, tikrai galiu viską, aš galiu į pasaulio čempionatą skristi. Iki tol, prieš porą metų, buvau pirmam čempionate, neturėjau atletinio rengimo ir grįžau iš ten supratus, kad tai iš viso man pirmas vako aukšto meistriškumo varžybos buvo ir supratau, kad kažko trūksta, kažko nedadarom, nes ten kovoja merginos kitaip. Jos kažkaip kitaip sugeba judėti. Kažką kitaip valgo turbūt, ar ne? Kitaip miega, dar kažką. Tai ir pasidariau tokias išvadas, susidėliau, ko reikia su treneriu. Ir dabar turiu ir atletinio rengimo trenerį, ir fizioterapijos šitą specialistą, pas kurį einu masažų ir skundžiuosi savo mikrotraumom ir jas labai yra reaguojama. Tai atrodo, kad viskas yra dabar tik tais reikia vis dar daryti ir viską galiu padaryti. Esi buvusi Tailande? Esu 2 kartus buvus Tailande. Labai patiko. Tai jau pirmi žingsniai žengti. Ir žinočiau, kur važiuoti. Ten, kur važiuodavau treniruotis, tai kelios panos kovojo One Championship'e. Tai tikrai garbė pastovėti ir stebėti jau tą visą pasiruošimą. Žinai, jau tai nebėra tik tais, kad matau jas Instagram'e tai, ką kelia. Matau, kada jos salėje būna, kiek būna, ką daro. Ir jau taip dėlios, irgi taip galėčiau. Visai norėčiau taip pagyventi kurį laiką. Tai dar neradau būdo, kaip Tailandė išgyventi metus laiko be darbo. Ok, turėjai naujųjų metų rezoliuciją? Pasižadėjai kažką? Nežinai, aš taip pasvaršiau 27, 30 riba, tie 3 metai, žinau, ką galiu pasakyti, labai greitai praeina. Sprogs, ar nesakai? Ypač jau po 27, žinok. Praktiškai Treckis jau. Suapvalinus taip. Tai dabar, žinai, laukia tas Europos čempionatas, jeigu federacija vešės mane, tikiuosi, kad viskas dabar tiek prišnekėjai, nemanau, kad tave vešės. Balas. Įsėmėmi, ką padarysi tada. Tai norėčiau tenais, žinai, pakopti dar aukščiau. Ant pakilos, tai kad lipti planuoju, mano tiksluose tai yra šiais metais, tai ir toliau. Nenorėčiau vako nusileisti žemiau pakilos, tai tas minimalus tikslas pakila, o dabar noriu pasimatuoti ir sidabro, ir aukso spalvas, tai iki to 30 taip ir tikiuosi, nenulipti, kaip įsibrovau į ten iš 32 vietos, taip pasiekti 10-uką, 5-uką ir taip artėti prie tos geriausios vardo. Bet po to turbūt reikės ir profesionalios platformos kažkokios, kur pasirodyti. Norėčiau greta visą tai daryti, nes nenorėčiau pereiti tiesiog į profesionalus ir ten turėti 3 kovas per metus. Aš noriu turėti 8 kovas, 10 kovų per metus. Tai tam reikia ir mėgėjų, ir profesionalų, ir viskas susimiksuoti. Čia kaip pasakėjai, 8,10. Taip galvoju, kada gyvent? Po Nes čia tiek specialistų išvardinai, ta prasme, ir fizinis rengimas, ir čia ar net technika, ir masažai, ir mokyklai darbas. Ir tu dar stebėjai, kaip kitos moteris dar sugeba vaikus auginti, ar ne? Ir koptant ant pakilos. Aš nelabai ir įsivaizduoju, ką reikėtų daryti be viso to. Žinai, pavyzdžiui, kalbėjom su draugu apie atostogas, kur važiuotume dar jeigu be Tailando. Aš nemanau, kad mes važiuosim kažkur ilgiau, kol aš sportuosiu, jeigu ne į Tailandą, nes... Į Palangą? Į Palangą yra bokso klubas geras, jeigu nuvažiuosiu į Palangą ilgiau, užsuksiu. Aš irgi pasakiau ir galvojau, pas Zubę būtinai. Užsuksiu.
Jau nėra, jau miesto negali pasakyti, kur nuvažiuoti, ta prasme, atostogų vis tiek visur kažkur yra kas nors. Taip, atrodo, vis tiek yra tas toks interesas, nueiti tenais, pasižiūrėti kokios salės, kažką naujo išmokti, kažką pasimti. Tai tokių, kad atostogų išvažiuoti ir kad sėdėčiau, man kažkaip, nežinau, neįdomu. Tai aš tada kaip tik, man atrodo, kad aš tada visą tai, ką pasiekiau, aš degraduočiau per tas atostogas tokias, kur neįtraukčiau kovos menų. Investavai visko, ar ne? Tiek laiko, tiek, sakykime, taip, visi man uždirbti pinigai eina į vako, čia tai toks kelias yra iš kažkur kitur. Uždirbu, pasiemu ir tada viskas yra, ar ne? Dabar, tarkim, taurė bus Italijoje, tada kur Europos čempionatas, nežinau dar, bet finansavimo tam nėra, nebent dalinis, jeigu federacija kažką. Ne, tu jau prisišnekėjai. Jau, ne. Nu, tai nėra finansavimo. Tai va, tai žinai, čia toks kaip ir hobis, kaip ir tikslas ir, sakai, pagyventi, žinai, padarysiu čia savo, ką esu užsibrėžus, o tada jau galėsim mėnesiais ilsėtis, aš taip galvoju. Bet dabar, aš kitaip nenoriu. Man kitaip neįdomu būtų. Noriu į Tailandą gal. Negaliu dabar. Vienu žodžiu, duokit kas nors Evelinai pinigų, kad galėtų išgyventi mėnesį. Taip, Tailandė. Ne, metus. Mėnesį galiu pati, bet... Minimum metus Tailandė išgyventi Evelina galėtų. Tai įsivaizduoju, tvarsime. Kiek čia reikia pinigų, Evelina? Kiek čia reikėtų pinigų? Priklauso, kiek pasispausti reikia. Gerai, vidutinį variantą. Aš suprantu, kad galbūt esi pasiskaičiavęs bent jau ten mėnesiais, ar ne? Aš žinau, kad ten, jeigu ten labai spaudęs ryžius gyveni ir ten kažkokiam mažam kambariukė vos nesalį, tai ten galima ir pigiai, nežinau, ką tai reiškia pigiai. Ir po to ten, kaip sakant, jau kyla, keliese važiuojat, galbūt ten viskas nuo nuomos priklauso ir visa kita. Dar vienas dalykas labai brangus, tai su kažkokia sale reikėtų tada kontraktą sudaryti. Žinai, kad pavyzdžiui, jeigu pas juos žadi kovoti, jie tau leis nemokamai treniruotis, tai čia pusė išlaidų nukristų, nes salės žiauriai brangiai kainuoja. Žiauriai. Ta prasme, salės netrodo įmantriai kažkaip. Tikrai yra ir visiškų skilių ir ten, kur praseini po tos treniruotės, visi padai pajuodę, žinai, nes ten viskas po atviru atrodo dangum. Gerai, kiek ta salė kainuoja? Mėnesį kokie 400 eurų. Oho. O mes čia skundžiamės, kad pas mus abonementai brangus. Tai va. Nuvažiuokit į Tailandą, ten brangu. Brangu sportuoti. Jeigu šiaip tai nebrangu, bet sportuoti vienas pagrindinių dalykų. Realiai, ką skaičiuodavau važiuodama, tai kad bilietus nusipirkti iš anksto, kad nereikėtų apie juos galvoti, tai čia irgi, sakykime, 700 per mėną atgal. Aišku, dabar jau žinau, kad galima ir pigiau rasti, tai jau tikrai jau ten ieškočiau per kitur, kaip apskrisni, bet tarkim, jeigu tos pirmo skrydžio naujoko klaidos, tai kokie 700-800 už bilietus, salė 400 mėnesiui. Ir ta pagrindinė gyvenimas, jeigu taip jau biudžetiškiau pasižiūrėjus, tai galima, sakykime, bet be tarakonų, bet taip, žinai, nepravangiai, tai galima už 15-20 eurų per naktį apsistoti. Už 20 eurų jau su baseiniu kuvom apsistoja. Tai... Ir be tarakonų. Ir be tarakonų, vienas, kitas, gal per tą mėnesį vis tiek garantijos, kaip sakant, žinai. Nėra, kad į svečius neužėjus koks nors. Jo, toks, žinai. Taip. Tai va. Tai brangu šiaip, žinai. Tai gerai. Man regis įsirašė tas prašymas, kad tau čia pinigų duotų kas nors. Ai, nereikia man, kad man duotų. Ką čia? Kas taip eina ir dalina pinigus, va taip. Kad svajonė gyventum. Norėtum, kad tau dabar duotų kas nors. O tu man užduok klausimą, apie ką aš svajoju? Apie ką tu svajoji? Ir aš nežinau, ar tiesiog galima būtų čia pinigais įvertinti. Nes aš kiekvieną kartą, kai gimtadienio torto žvakutes pučiu, aš turiu norą, kuris pinigais neįvertinamas. Turiu ir aš tokių norų. Ir kartais, žinai, pagalvoju, va dabar ten žypsi kažkieno BMW vis šviesas ir, žinai, galvoju, prieš kokią 15 metų galbūt būdavo tų svajonių, kur kažkoks daiktas, ar ne, tai galėdavo būti. O dabar pagalvoju ir turi galbūt jau tiek patirties, kad kiekvienas daiktas vieną dieną pavirsta metalo laužu arba, to dalyko, kuris neteikia tau džiaugsmo. Čia, kaip, pavyzdžiui, yra tyrimai padaryti, kad naujo automobilio arba kažkokio buities prietaiso, to tokio prabangesnio įsigijimas tau teikia džiaugsmą 2 savaitės.
Tai reiškia, naują automobilį tu nusipirki ten ar iš salono, tu ten gali turbūt, nežinau, ar Ferrari tai galioja, aišku, nors aš niekada nesvajojau apie Ferrari, bet tai baigėsi. Tu pasigroži tą mašiną, jinai tau patinka, pasidraskai, jeigu ten nori, ar ne, iki pirmos baudos arba teisų atėmimo, bet tai neteiks tau gyvenime džiaugsmą 10, 15, 20 metų. Tai aš kažkaip apie daiktus jau seniai labai negalvoju, aš nežinau. Galbūt tik tai gal ir yra toksai apčiuopiamesnis dalykas. Aš norėčiau gyventi ten, kur nėra žiemos. Tiesiog aš. Tai į Tailandą irgi. Tiesiog. Reikia tos saulės, man pavyzdžiui, atrodo. Kažkada dar vienas žmogus manęs yra paklausęs, ką aš norėčiau dirbti. Gyvenime, kas yra tavo svajonių darbas? Nedirbti. Aš norėčiau nedirbti. Tai, ką mes dabar su tavim darom, aš čia nedirbu. Tai nėra mano darbas. Aš tiesiog tai darau kaip savo hobį, pomėgį. Kad tas turinys kažkur būtų ateityje, nežinau, kažkam reikės, kažkas pasinaudos, kažkas matys. Po 30 metų tai galbūt istorijos dalimi bus. Bet kai aš fotografuoju, aš nesakau, kad aš dirbu. Nes aš žinau, kad fotografija, kai pavirs mano darbu, aš jos nekęsiu ir taip yra buvę. Aš tiesiog nekenčiu. Man patikdavo rašyti, kai tapau žurnalistu, ar ne visą laiką aš mėgstu rašyti arba šifruoti, arba kažką daryti. Tai yra darbas. Aš norėčiau, kad aš nedirbčiau. Kažką vis tiek tu darytum, bet tu sakytum, tai čia ne darbas. Tiesiog aš visiškai dėl savęs, ar ne? Taip, tai aš norėčiau, nežinau kaip čia. Turbūt paprastai žmonės pasakytų, reikėtų loterijoje laimėtos 27 milijonus ir ten 61 milijoną eurų ir po to galbūt galėtum nedirbti. Bet, kaip sakant, dideli pinigai irgi turi savo prakeiksmą. Nemanau, kad loterijos pinigus davus, bet kam jie, žinai, padarys jį laimingą, turtingą ilgą laiką, ten gali labai greitai tos pinigus, jeigu 1000 eurų prašvaisto, tai galima ir lemą prašvaistyti, aš galvoju, kairė dešinė. Aš manau, lemą netgi greičiau išvaistytum negu 1000. Ir dar be kažkokių investicijų, žinai. Nes 1000 tu dar galvotum, kad čia vis tiek greitai baigs, o milijonas tavo atrodys, kad niekada nesibaigs. Ir tu ten, gerai, butą nusipirksi ar ne, vilą Ispanijoje, ten Tailandė galbūt nekilnojamo turto, nežinau kiek kainuoja. Dar kažką ir tu greitai išsitaškysi, tau ten liks 10 000 ir tada tu vis dar su sena mašina būsi, arba ten kažko ir tu sakysi, oi, pamiršau. Ai, mam, tu dar vis dar paskolą moki už butą, oi, atsiprašau, žinai, pamiršau, nebeliko. Tai, tiesiog, aš manau, kad čia tie pinigai toksai paprastas dalykas. Tai kartais pagalvoju, kad svajonės yra gražesnės tos, kurios yra neapčiuopiamos. Tavo svajonė irgi, pavyzdžiui, Vonas yra neapčiuopiama. Ne, kad kažkur patenki, kažkur būni, tampi kažko istoriją, tai galbūt istorijos vadovėliuose, straipsniuose, kažkur portaluose, bus žurnaluose, ar ne. Bet realiai tu to nepaimsi ir neapsikabinsi. Tai tokios svajonės yra gražu. Ten turėtų kažką, sveiką šeimą, sveikatą irgi yra gražu. Turėt vilą Tailandė gal irgi gražu, bet jau... Gražu pro langą žiūrėt. Bet toj vilai gali ir išprotėti. Tai vienu žodžiu. Užsisvajojam taip normaliai, aš nepamenu, apie ką mes čia pradėjom kalbėti. Apie pinigus tau į Tailandą, jo. Turbūt niekas nenorėtų tiesiog kažkur, kad kas nors duotų, ar ne? Visą laiką pas tave tas noras buvo visą laiką, kaip čia pasakius, atidirbt. Man viską kažkaip reikėjo gyvenime užsidirbti, žinai, man būtų keista, jeigu tiesiog duotų. Aš, tai prasme, labai įtariai žiūrėčiau, žinai, jeigu kažkas man kažką duotų, žinai. Net ir atrodo, tu dabar duotų, žinai. Aš tiek neturiu, kiek tu reikia. Tai ir gerai tada, žinai, neužvedumo. Tai jo, atrodo, kažkaip, žinai, kaip ir sakiau, mes augom taip glaustai, skurdžiau, sakyčiau, žinai. Ir viską reikėjo užsidirbti. Ta prasme, ant pirmų pirštinių reikėjo užsidirbti, man neturėjau mama už ką jas nupirkti, žinai. Tai jo, tai pradėjau nuo braškių turguje prekybos ir tada jau tą rudenį, kai susitaupiau, jau tada aš galėjau žiūrėti, žinai, o ką dabar aš galiu lankyti ir kad man pastoviai reikės dirbti savaitgaliais, kad aš tas treniruotės susimokėčiau, žinai, man viską reikės apsimokėti pačiai. Tai kažkaip man, žinai, labai ir keista tas duoti dabar, žinai, man net keista, kai pasiekia kažkokie, nežinau, aišku gero norėdami, bet kai pasiekia kažkokie pinigai iš šalies, man atrodo biškai, kad
tai kaip čia dabar, žinai, kaip čia dabar imti ir naudoti, tai aš galėsiu tada padėsiu juodai dienai ir gal tada aš jas paimsiu, bet kol kas aš tų, kaip sakoma, finansų net neliesiu, kol aš galiu, nes aš galiu pati, nes aš pasidarysiu pati. Tai čia norėjau paminėti, kad kai dabar važiavam su Tadu į Abu Dabį, tai jau atrodo viskas, seniausiai sumokėta, kaip ir žinai, už tas keliones, jau tu negalvoji važiuojant, kad čia kiek kainuojas, jau viskas padaryta yra. Tai mūsų klubo kolektyvas surinko nemenką sumą pinigų mums su Tadu, kad tokia kaip parama, kad nori prisidėti prie mūsų tos svajonės tik pasiekimo, žinai. Tai irgi tos pinigus paėmiau, treneri, imkit čia imk čia tavo atgal ir taip, tai imkit jūs čia, jūs irgi, žinai, leidžiat pinigus. Tai taip atrodo, kas nutiko tam pinigam, jie buvo padalinti į dalis ir pas mane tai laukia kitos kelionės, kitų varžybų, žinai. Tai net ledų nenusipirkote Abu Dabį? Ko tokio? Ledų net nenusipirkote? Ai, ledų, tai, bet mes dirbantys žmonės, žinai, galim užsidirbti. Ir savo. Neišpaukoti, žinai, paukoti bus tai svajoniai, žinai, sakykim taip. Sekančiam, jeigu kokiam vienam varžybom, jau nereikės man galvoti, žinai, kad imti iš atlyginimo, daugiau treniruočių pravesti, žinai. Nors treniruotės man irgi kaip ir tau nėra darbo, žinai, čia yra tas smagioji dalis. Mokykla irgi aš nepersidirbau, matai, antradieniais neinu, tai irgi yra, žodžiu. Manau, kad dabar taip apsidėliau, kad nėra, žinai, kad kažkur sunkiai dirbčiau ir man tai trukdytų sportui, žinai. Tik tais kartais to laiko nebeužtenka visur, žinai. Norėtųsi, jau nebūtų darbų, būtų pinigų, dar daugiau galėčiau sportuoti, žinai, per pėdus dar galėčiau sportuoti. Tai tada jau kelias į Uoną dar arčiau, žinai. Taip, jeigu nebūtų darbų, bet būtų pinigų. Šitas fainai. Tai gerai, Evelina, pati įdomiausia turbūt dalis, bent jau mūsų žiūrovams, manau, tikrai įdomu, ypač tie, kurie uždavinėja klausimus. Pradėsim nuo linksmiausio. Patinki man, nedrįstu pasakyti, ar turiu šansų. Vaikinas rašo. Man pasipiršo, šansų nėra. Absoliutus nulis. Okay. Man patinka taip, iš karto tiesiai šviesiai. Aš net nesupratau, ta tokia tyla buvo, aš buvau čia į telefoną, žiūrėjau kitus klausimus, o tu čia briliantais savo. Pasipuošus. Ok, ar sukovotum prieš Žauzną Majūnas, kaip manai baigtųsi kova pagal kickboksą? Tai sukovoti labai norėčiau, šiaip salėje kokiai pajudėti, bet šiaip varžybose aš nematau, net nesu apie tai pagalvojus ir sunku pagalvoti, nes mes niekada nesusitiksim, nes aš šeimimi, kaip sakiau, niekada neįsiu. Prisimink visą laiką apie šulinį. Prisiminsiu. Kaip manai, kas laimės objektyviai, Pauliukevičius, Šalkovskis? Pauliukevičius. Ar Dirsys tavo nuomonė turėtų šansų prieš Maslobojov? Atrodo, kitais metais ši kova įvyks. Tai kitais metais mes buvom sutarę, kad mes dar praeitais metais turėjome įrašinėti šitą, tai šiais metais, ar ne? Tai vienu žodžiu, Dominikas prieš Sergejų. Ar turi Dominikas šansų? Ai, žinai, visi turi šansų. Aš galvoju, čia toks sportas, kad Dominikas ką gerai daro, jisai, manau, labai gerai analizuoja savo varžovus, kas buvo ir su Naglio kova, ar ne, žino, kuriam momente jam reikia susprogti, tai, o visi esam žmonės, visi darom klaidų, tai jų klausimas, ar yra šansų, visada yra šansų. Kur Kaune tave dažniausiai galima sutikti apart salės? Mokyklai dar. Mokyklai. Gerai skamba. Kaip moteriai kovotojai pragyventi iš kovų? Man reikia, mes dalinai ir atsakėm, ar ne? Šitą dalyką mes netgi skaičiavom, kiek tau pinigų dabar čia turi reikėtų pragyventi. Ar esi gavusi šūtmą pasiūlymų kovoti, irgi jau kalbėjom. Ką vairuoji? Audinę vairuoju. Kurią? Audinę A4, B8. Tai normaliai, ar ne čia? Graži. Man patinka. Gerai. Nu, kaip tik kitas klausimas, Audi ar BMW, tai jau kaip yra sakė. Labai aišku, 3 mašinas turėjau, 3 Audi. Ai, tai čia viskas jau čia. Jau iki gyvenimo galo. Žiedų valdovė, nuo žiedo pradėjai, tęsim toliau. Ar vyrai per treniruotės klauso? Klauso Tado, aš treniruočių vyram nevedu, nebent asmeninės, tai kai būna 1-ant-1, tai būtų labai sunku neklausyti, įsivaizduok dabar. Aš sakau, ką daryti, o jis ne. Tai namo tada, ką aš žinau. Kaip su 3 metų vaiku, žinok, čia. Nu, baisu būtų, eina savo.
Nežinau, žmogus klausia apie Maybachą, jūs kažką bendro turit? Ne, nieko neturim bendro. Gal praleidžiam. Gerai. Kodėl Vako dalyvauja realiai tik Sparta? Kodėl? Ką žinau, gal jau paklausėte. Aš irgi dalyvauju, aš ne Sparta. Tai ne tik Sparta. Bet aš taip įsivaizdavau, kad tai dalyvauja tie, kas Tie, kas nori. Čia mes vakar su treneriu labai panašiai, žinai, išnekėjom. Aš galvoju, kad Lietuvos čempionatą turi bent jau laimėti. Tai pradžioje turi Lietuvos čempionatą dalyvauti, laimėti, nes kitu atveju, ko tau važiuoti, žinai, pasaulinį lygį. Dėl patirties gali, jeigu nori ir nesilaimės čempionatą, gali susisiekti mūsų federaciją ir jie tave išleis važiuoti, nes į taures gali važiuoti, tarkim, mano svorio, kad ir 5 varžovės iš Lietuvos, tik tais į Europos čempionatą ir į pasaulio čempionatą važiuoja po vieną atstovą. Tai turbūt likčiau prie to, kad kas nori. Man treneris irgi, kaip tik vakar šnekėjom, kažkaip apie tai sako, jeigu nebūtum tu pareiškus norą didelio važiuoti Vako ir tenais siekti tenais kažkokio rezultato, tai nebūtume mes tiek bendradarbiavę nei su federacija, nei nebūtume patys tiek investavę ir važiavę. Tai reikia noro, o paskui noro reikės ir pinigų. Okay. Šitas geras, Ernestai Kareckaitė irgi šitą buvo uždavę klausimą, ar jungi lempą su koja? Ne. Niekad nesibandžius? Esu. Nes jungiklis, jeigu ką, tai va čia netoli. Tai aukštesnis smages, nežinai. Šitas per žemai. Mėgstamiausias gyvūnas. Kodėl? Katė, nes turiu sfinksą. Ar išbėgsi į UTM aikštelę, kaip ir viskas aišku? Kaip ir ne nuo manęs priklauso. Per kiek laiko iškirstum Mantą Stankevičių? O Mantas gintųsi ar ne? Jeigu nesigintų, tai greitai. Kaip lempa? Kaip lempa, jo 1, 2 ir nėra, žinai. Aš gal pasiginčiau iš pradžių bent jau. Tai jeigu pasigintum, tai reikėtų dar paieškoti, žinai. Kokią minutę reikėtų pavarginti. Pavarginti aš greičiau galiu, žinok, padust. Iškai nudusinčiau tave tada ir ieškočiau pilvo. Bet taip daryčiau. Mano pilvas didelis, ieškoti ilgai nereikėtų. Atremtum. Nuomonė apie liūtą. Čia turbūt apie Dominiką, ne apie gyvūną. Bet aš manau, kad atsakai šitą klausimą klausime, ar turi šansų prieš Sergejų Maslobojevą. Kai kurie klausimai tokie cenzūros mano nepraeidinėja. Kaip manai, iki kelių metų nevėlų pradėti kovos menus ir tapti gerų profesionalių kovotojų? Pradėti. Aš tai dar pažiūrėčiau į tą bazę prieš tai. Galiu sakyti ten drąsiai, žinai, 25, bet jeigu 25 metus gulėjai ir su sportu nieko bendro neturi, nežinau, ar profesionalo karjerą tada pasieks, tai gal sakyčiau, jeigu visai nesportavus, tai, ką žinau, pilnametystė. Jeigu sportavęs judėjęs, tai yra tų variantų pasaulyje, žinai, kur ir ten 25 gali pradėti ir 27 gali pradėti, man atrodo, ir pasiekti, jeigu toks iš savęs fizinis, kovinis esi, žinai, yra tokių žmonių. Kiek kainuoja užsimti kovos menais apytiksliai? Mes tarsi ir kalbėjom, bet mes taip ir nepaskaičiavom, ar ne? Tai gerai, sakykime, pavyzdžiui, mėnesinė narystė klube, ar ne? Tai 70 eurų, tarkim. Atletinis rengimas. Ir papildai, sakykime, 300 eurų, masažai per mėnesį 150 eurų, ką čia turim, 300 PM, 520. Virš 500, sakykime, jo, mėnesis virš 500, tai po to, žinai, dar reikia atsinaujinti inventorių, dabar laukiu naujų kojos apsaugų, tai taip, žinai. Vis tiek po to ir kuras, ir maistas turbūt. Jo, tai jeigu čia viską imti ir skaičiuoti, tai čia, žinai, bet ar taip, žinai. Taip ar taip valgai? Ar taip valgai, ar taip važinėjai. Jeigu ne į salę važiuočiau, tai gal pas drauges važiuočiau, žinai. Vis tiek tai būtų, kad pas šeimą važiuočiau. Tai irgi, žinai. Rimčiausios traumas, kokias esi turėjusi?
rimčiausia trauma buvo menisko plyšimas, kai pasodino mane nuo sporto, atitolino porai mėnesių gerų. Tai reikėjo operaciją daryti, tai va, tada labai gerai suvokiau, kokia dovana yra judėjimas ir kaip man jo reikia ir kaip be jo stogas važiuoja. Tada sugalvojau, kad reikia pradėjau mokytis pianinu groti, eidavau į pamokas pianinu ten ir, žodžiu, biškį moku groti, bet vis tiek grįžau prie ištakų. Gražiausias kovotojas? Gražiausias kovotojas? Mano vaikinas, Gytis. Ok. Galvojau, kaip prisisuksi čia į šitą klausimą. Ar esi susimušus gatvėje? Ne, nesu. Ir nelinkėčiau? Taip. Esu klube, taip, prisitraukus prie merginos, žinai. Ar tai jinai taip atsitraukia greitai ir galvoju, tai jaučiu to žvilgsnio gal užtenka, kuris persijungia, žinai. Nereikėjo nė žodžio pratart. Visko buvę, žinai. Ar norėtum pabandyti būti blondė? Ne, nenorėčiau, netiktų man. Kodėl į Facebook'e į draugus nepriėmi tiek to? Nepažįstu tikriausiai, prisistatyk. Ar stumi štangą, jei taip, kiek? Stumiu štangą tiek, kiek liepia atletinio rengimo treneris pagal tuometinį ciklą. Tai kiek stumiu, šiaip nestumiu, net nežinau, žinok, nepasakyčiau. Kiek prideda svorio, tiek stumiu ir kiek kartų pasako stumiu, tiek ir darau. Nu, va, kažkas apie Linos dvikovas, ar tai tampa jau principinės viena prieš kitą kovos, bet man regis jau prikalbėjom labai daug. Per daug jaučiu dar. Reikalus. Papasakok savo didžiausią nusivylimą ir didžiausią laimėjimą kovinio sporto istoriją. Tai didžiausią turbūt mes žinom, ar ne? Nusivylimą? Ne, laimėjimą. Nusivylimą, tai vad gali pasakoti apie nusivylimą. Ne, tai gal žinok, šitą ir sakyčiau, didelis nusivylimas labai buvo. Tai buvo ir pergalė, ir nusivylimas, žinai, nes aš, va šitas Abu Dabio turnyras pasaulio. Tai kaip ir sakiau, tas, žinai, 1-1, tai man labai širdį liko ir dar liks kurį laiką, žinai. Jau gyvenu su tuo, matau, žiūriu į priekį, net gal, bet, nu, toks, žinai, tas sprendimas toks įsimintinas. O tai čia, sakyčiau, skaudžiausias, o didžiausias laimėjimas tai buvo turbūt, gal tada mane ir kalbinot pirmą kartą, kai kovojau prieš Moldovos atstovę ir laimėjau Lietuvoje. Tai buvo mano pirma kova su užsienietė, man 18 metų ir tada užsieniečiai dar atrodė kaip kažkokie... Kaip užsieniečiai. Kaip užsieniečiai, svetimėje, ten viską labai gerai daro. Ir visą laiką atrodo, jeigu užsienietis labai geras turėtų būti, ar ne? Ir tada toks atrodo lūžis buvo, kad nesvarbu, ar užsienietis ar ne. Aš jeigu irgi užsienietė ir laimėjau. Ar sunku ir ar užknisa kartais būti auklėtoja? Nežinau, ką reiškia kartais būti auklėtoja, bet... Nesunku. Aš auklėtinių paprašiau šiais metais, rugsėjo mėnesį, sakau, dabar žinokit, žinau, kad jums 7 klasė ir gazuosit normaliai, bet man pasaulio čempionatas, tai va tuos 3 mėnesius, 2 mėnesius, prašau normaliai, susikaupkit, pabūkit, tai jie labai rimtais veidais šiaip žiūrėjo ir taip, ir labai, sakyčiau, padoriai, mes tą rudenį ir pragyvenom, žinai, iki čempionato, tai man tai jie girdi. Ar esi tikinti? Taip, esu tikinti. Nu, klausimas tik tai toks buvo. Geriau gal rūkai kartais? Čia ne aš klausiu, tikrai ne aš. Visai negeriu jau beveik 2 metai. Tai čia irgi buvo toks sprendimas, kad net žinai, tas kartais kokteilis, kai ne sezono metu, man neduoda absoliučiai nieko, jokios naudos. Prisigerimai tuo labiau, žinai. Tai kažkaip taip atrodo atėjo toks aiškumas, kad gal nereikia net to, žinai, kartais atsipalaiduoti, dabar galima. Galima ir taip atsipalaiduoti, salėj. Atsipalaiduoja kūnas po treniruotės.
Nu, man šitas įdomiausias iš tiesų buvo toks, kai pamačiau, atsimenu, kai peržvelginiau, įmanoma kova su Ernesta Kareckaitė. Šiaip ar įmanoma, jeigu galvočiau, nu jau čia nelabai kur mus keliai, žinai, sukirs. Jutimiai, kickboxas. Dar negali nieko, kaip sakant, pasakyti, kur čia keliai dar jūsų, dar pas jūs tiek to kelio. Nu taip, tai čia, tai tau atrodo, kai pats eini to kelio, atrodo, oi, jau čia, žinai. Ir aš irgi juokdaus, kai man sakydavo, oi, baigtų, tau čia dar tie, o Jėzus dar tau čia kiek, tai čia dar čia net negalvok, pamatysi, kaip bus. Iš tikrųjų, aš dabar ir tavo, kai pasiklausau šitų interviu, tai atrodo, kai šneka 20 ten metų kovoti ir jiem atrodo, kad jiem, žinai, jau čia, nu vos ne dabar pikė yra, tai atrodo, jūs dar palaukit, dar gyvenime visko bus. Bet man atrodo, kad aš jau, žinai, greitai tą piką ir pasieksiu. Taigi, nebent jame norėčiau ir kovoti. Bet, nu, tas norėčiau. Neturiu aš tokios intencijos, žinai, man atrodo, mes taip prasiskiriam labai, einam skirtingom šakom, kodėl negali būti. Tam pačiam miestui juk. Jo, tai čia tai drąsiai, žinai. Kol kas mes vedamės bendras treniruotės kaip merginos trenerės tryse, aš Ernesta ir Anelė Kaune, tai susibėgam kaip kolegė, sakykim taip. Jei nebūtų esamo trenerio Tado, kurį pasirinktum kitą, įvardink. Wow. Jeigu nebūtų, žinai, antros pusės, su kuo draugautum, čia va toks klausimas, tokio svarbumo. Jeigu Tadas nebūtų man kaip tėvas, kas kitas man būtų kaip tėvas. Nežinau, reikėtų ieškoti tada. Negaliu atsakyti. Ką tavo nuomonė reiktų daryti, kad Lietuvos moterų profesionali scena augtų? Vakar šitą Instagram'e klausimą gavau. Gali būti, kad tas pats žmogus galbūt netgi klausia. Gal iš tikrųjų, tai aktualu, žinai, per abu galus. Ne, šiaip, jeigu žiūrint kovinį sportą Lietuvoje ir jeigu žiūrint į profesionalus, tai tikrai yra viena aktualiausių ir opiausių temų dabar. Nu taip. Na, pripažinkim. Manau, kad reikėtų moterų rinktinės rimtos. Ją suburti, žinai, vežioti turnyrus, bendrai rengti treniruotės, paskirti trenerį tai rinktiniai. Kad nebūtų taip, žinai, kad tik tais išvažiuoji kažkur ir tau paseks ar ne, kiek įsidirbai savo tiek ir turi, bet jeigu mes turėtume, sakykime, 10 tų moterų, iš kurių galima tikėtis rezultatų pasaulinių lygio, tai tada būtų ką statyti iš savų ir Lietuvos tam profesionaliam ringe. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą. Atsakai. Kitas klausimas irgi yra apie Lietuvos profesionalų moterų sceną. Klausia tavo nuomonės. Bet man reikės, mes šiek tiek kalbėjom, ar ne? Ir dabar tai, ką pasakėjai, realiai atsakėjai ir į šį klausimą. O tai, pavyzdžiui, nėra taip, kad tokia rinktinė, kaip tu minėjai, kad su Ernesta ir su Anelė susirinkat kaip trenerės, kaip kolegės pasikalbėti, ar ne, ten galbūt apie tam tikrus galbūt tos pedagoginius, ar ne, edukologinius kažkokius dalykus, techninius, nežinau. Merginų treniruotės vedam kartu, bet tai jūs jau tai darot realiai, ta prasme, jūs turite savo grupės. Mes jas apjungiam, plečiam, bet nu jo, tai ir yra, žinai, mūsų iniciatyva. Tai kaip dabar, žinai, susirinkti, kad dar ir pačias prie to pačio kovotum, dar sunkiau, kas nedalyvaus paradui. Kažkas turėtų, žinai, imtis viso to. Ir tai, kad aš apie tai šneku, tikrai nereiškia, kad imsiu dabar tai ir darysiu. Kol kas, žinai, man reikia rūpinti savo karjerą, savo treniruotėmis, uždirbti pinigus. O jeigu pabaigsiu karjerą ir ieškosiu, ką veikti gyvenime, kaip čia užpildyti tą spragą, tuštumą, kad nebekovoju, tai manau, kad visokių projektų gali būti. Tai ką, Evelina, ačiū tau. Ačiū, Mantai. Ir susimatysim kada po Europos čempionato, ar ne? Oi, taip, aišku. Su aukso. Gerai, ačiū tau. Ačiū. Iki. Iki.